Labą dieną, Mariau. Labas. Mariau, esi viena iš žinomiausių Lietuvos MMA pasaulio asmenybių, apie tave visi girdėjo, tave visi žino, tave visi pažįsta ir tuo tarpu apie tave niekas nieko nežino. Norėčiau tau užduoti šiandien kelis klausimus šiaip apie tavo kaip kovotojo, trenerio, organizatoriaus gyvenimą. Gerai. Pradėsiu tradiciškai tada nuo prašymo truputėlį prisistatyti, papasakoti apie save. Kada tu pradėjai sportuoti? Kada buvo tas pirmas kartas? Pirmas kartas, kaip ir visiems turbūt, mano kartos sportininkam, tai prasidėjo nuo karate. Kai senais laikais dar važiuodavo per mokyklas, per vidurinės mokyklas, karate treneriai rinkdavo grupės ir ten tų grupėse po 100-200 žmonių sportuodavo. Tai nuo to laikų prasidėjo, tas buvo 97-ais, aš pirmą kartą sudalyvavau Klaipėdoje ringo riteriuose, kurie, ko gero, kaip ir pats pirmas turnyras, tai ir buvo tas toks MMA pagrindu, tai Lietuvoje, ko gero, tai ir buvo Klaipėdoje. Tik tas ne 97-as, o 94-ais buvo Žvejų kultūros rūmus organizuojams. O 97-ais padarė antrą turnyrą ir nuo ten tada mes ir pradėjom. Ar gerai prisiminė savo pirmą kovą? Labai gerai prisimenu savo pirmą kovą, kad tas laikas buvo taisyklės, kai imtyniauti buvo leidžiama tik 30 sekundžių ir su šalmais. O tie šalmai būdavo tokie senų laikų, kur su putom putiniai tokie ir jie, kai tai gauni į nosį, tas šalmas 3 kartus apsisuka. Jeigu pasileidžia kraujas, tai ten atrodo, kad ten tavo visas veidas yra subaladotas, nors realiai ten truputį kraujo išbėga, tik tai, kad šalmas įsiteplioja ir tu esi visas raudonas ant to kraujo. Labai greitai po tavo kovotojo karjeros pradžios tapai organizatorium kovų turnyrų. Kas paskatino imtis tokį žingsnį? Kas liečia tą žingsnį mums, tai aišku, visą gyvenimą bus dėkingas klaipėdiečiui, tai yra ringo riterių organizatoriui, kuris ir pradėjo, tai yra Ričardas Baika. Ir mano galvai, nors aš tikrai daug tų turnyrų važinėjau ir daug metų, tačiau tokį organizatumą ir idėjų, tai realiai dar net Europoje galima pirštus skaičiuoti, kurie žmonės su tokiu entuziazmu, su tokiu labai dideliu bagažu idėjų darydavo turnyrus. 97 ir 8 metų turnyrai, kaip jie būdavo organizuodami, dar ne visi turnyrai dabar šiai dienai Europoje taip organizuojami detaliai, kaip buvo tais laikais. Ir už tą dalyką Baiką tikrai reikia atiduoti pagarbą, nes nuo jo viskas prasidėjo, nuo jo atėjo Smirnovai, sakykime taip, nuo jo atėjo kiti garsus kovotojai, visi praktiškai, kas pirmieji atėjo, tai visi iš ringo riterių ten pradėjo kovoti. Tai taip ir gavos. O tavo pirmas turnyras? Mano buvo 97 balandžio mėnesį pirmas turnyras, jame dalyvavo 4 sportininkai. Tada buvo Grand Prix, tais laikais taigi nebuvo svorio kategorijų, buvo absoliuti svorio kategorija. Kažkaip kovojau, tada mano svoris buvo 60, artimiausias mano priešininkas buvo 90, gal 3 kg. Bet tada buvo priimtina ir per vakarą kovoti ten 4-3 kovas, tai buvo visai normaliai. Kai šiai dienai pasaky kovotojai 4 kovas per vakarą, tai jis tikrai pagalvos, ar jis kovos tame turnyre. O tais laikais buvo viskas normaliai, lyg tai, kad taip ir turėjo būti. Kas dalyvavo tuose pirmosiuose turnyruose? Ar iš tų kovotojų kas nors iki šiol tęsė karjerą? Dalyvavo Danielius Razmus, jeigu aš gerai pamenu, paskui Martišius buvo klaipėdietis boksininkas ir ant galvos taigi nebeatsimenu, tik žinau, kad 4 sportininkai buvo. O antras turnyras buvo po mėnesio, tada dalyvavo 3 sportininkai, tame tarpe ir aš pats. Tada, kadangi nebuvo kaip iš 3 padaryti 2 kovų, tai padarėm rato sistemą, kad kiekvien su kiekvien. Taip išėjo, kad aš pats organizavau, pats laimėjau tą turnyrą. Tokia buvo pradžia, aišku, juokinga, tačiau po biškai viskas ant to ir išėjo, ant to turnyro organizavimo. Po to tai mes irgi perėmėm kaip ir Klaipėdoje, nes Klaipėdoje darydavo kiekvieno mėnesio. Pirmą trečiadienį, jeigu ir atsimenu. Ir paskui rinkdavo čempionus ir čempionai metų gale susikaudavo. Tai mes irgi ten tada darėm metuose, aš nežinau kiek tų turnyrų.
Ir tik tiek, kad mes galutinių nedarydavom šiaip pavienius turnyrus. O tokia buvo mūsų pradžia. Vat iš tų kovotojų, kurie kovojo tavo turnyruose, Plungėje, Telšiuose, kitose Žemaitijos miestuose, iki šiol kas nors kovoja, ar čia tik vienintelis ir nepakartojamas Valdas Pocevičius karts nuo karto tęsia savo ilgą karjerą? Pocevičius tikrai kol kas dar kovoja, o iš kitų, reikia pagalvoti, negaliu taip staigiai atsiminti. Turbūt, kad jau nelabai kas iš tų senųjų tęsia kovoti. Pats dar prieš pusantrų ar 2 metų, 2 metai atgal kovojau, bet daugiau tai boksė kovoja, Ančerys boksininkas pagal boksą kovoja, mama nekovoja, o daugiau tai nelabai ir žinau, nepamenu taip staigiai galvos, kad... Norėčiau tai paklausti dabar apie vieną, ko gero, svarbiausių įvykių tavo sportiniai karjerai, tai yra apie tarptautinės MMA stovyklos. MMA ir Muay Thai viena vyko pernai, kita vyksta šiuo metu. Norėčiau paklausti tokio dalyko. Pernai ir užpernai darai bendras treniruotės su kitais klubais ir paskui kaip tau kyla idėja suorganizuoti tarptautinę stovyklą, pakviesti kažkokius meistrus iš užsienio? Gal pradėkim nuo to, sakykim, kad kai daug važinėjimas į varžybas, ir labai daug pralaimim, taip sakykim. Ir kai tu pralaimi, vis tiek tu darai išvadas, norisi laimėti. Norint laimėti, reikia treniruotis. O norint treniruotis normalią metodiką, sakykim, normalių tempų, kaip ir visam pasaulyje ir Europoje, pas mūsų tokio lygio specialistų nėra. Taigi tenka kažkur darytis toliau aplinkui. Ir mes pradėjom nuo paprastų stovyklėlių, bet to pernai ir šiemet jau vežam brazilus, kurių bandom mokintis, bandom žiūrėti, ką jie daro, kaip jie treniruojas. Pamatysim, po 5-7 metų laikotarpį bus aišku, gerai tai ar blogai. O kodėl nusprendai pats daryti stovyklas, nesakykime, paimti kažkokius perspektyviausius tavo akim žiūrint kovotojus ir išvežti, kad ir netokia labai tolimą užsienį? Vyksta daug stovyklų ir pakankamai pajėgių Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, iki Suomijos sąlyginai nėra labai toli. Kažkaip norisi turėti čia namus, kad bent kartą metuose galėtum surinkti daugiau sportininkų, daugiau žmonių, tie, kurie kovoja, kad jie čia vietoj galėtų pasimokinti, tuo pačiu ir atvažiuoja jaunų sportininkų, kurie tik pradeda. Ir kažkaip norisi įgyvendinti tokią idėją, kad metuose įsikėdi. Iš tikrųjų mes darom metuose 2 stovyklas, tai yra vasarą darom ilgą 7 dienų stovyklą ir sausio mėnesį stengiamės daryti 3-2 dienų savaitgalio stovyklą. Ir tokia gaunas kaip tradicija ir yra noras turėti savo kažką. O mes važiuojam ir į tą patį Lenkiją pradėjom važinėti ir toliau važiuosim. Ir tai yra pradžia, norint tobulėti, tu savam kieme, savo sultyse gerų sportininkų neužauginsi. Turi darytis, kas dedas aplink, turi važiuoti, žiūrėti, turi vežti čia specialistus. Manau, kad taip, nes mano nuomonė patys didžiausi yra Lietuvoje tinginiai, ne sportininkai, o treneriai. Aš bent šiai dienai tikrai nežinau, kad nors vienas Lietuvos treneris būtų išvažiavęs, sakykim, kad ten ar į tą pačią Lenkiją, ar į tą pačią Estiją, kur jau lygis yra pažengęs, ar Skandinaviją. Jie nevažiuoja, jiem nereikia, o nori rezultatų. Taip nebūna. Norint kažką turėti, tu turi truputį investuoti į save. Jūs patys atėję iš tų senų mokyklų, kur dabar jau pasaulis pažengęs 10 į priekį metų su technika, taip lygo nepadarysi. Kada pradės treneriai kažką tai daryti, pradės sportininkai judėti, kol treneriai sėdėsime mes to duobėj. Nedžiugios perspektyvos, galima taip sakyti, bet tikėkime, kad ledai bus pralaužti. Džiugina tai, kad ateinant jauna karta dabar trenerių, jie kitaip jau į tai žiūri, jie supranta, kad jau reikia žiūrėti, yra, sakykime, tos pačiuose Šiauliuose, kur Rimkevičius pradėjo treniruoti, pačioj Tauragėj, Saulius Bučius, kur pradėjo treniruoti. Kad ir nedilgai dirba jau jie, bet vis tiek matosi rezultatas, matosi tos pačios realiuose kovose, tadų mokinukai kovoja, matosi visai kitoks lygis, visai kitas darbas. Todėl, kad
Tadas pradėjo važinėti į Lenkiją į stovyklas, pamatė, kad ten Lenkijoje yra visiškai kitoks darbas negu pas mus. Pas mus yra vienas moko vieną metodiką, kitas moko kitą metodiką. MMA tokios kaip metodikos Lietuvoje nėra. Nėra nei vieno klubo ir kol tai nepasikeis, kol jau kartą, ko gero, kol neprauks, nepasikeis, sunku bus mums. Senam treneriui aiškinti, kad turi būti kitaip. Bet kaip pats paminėjai, tai gana neblogai atrodo visgi jauni treneriai, tai ko gero galima viltis dėti jau į juos. Nu, jie patys supranta, tie treneriai jauni, kurie ateina, jie važinėja į Europą, važinėja į pasaulį, kovoja. Jie mato, kaip žmonės ten kovoja, kaip žmonės ten treniruojasi. Vis tiek pasišneka su sportininkas visko ir jie paskui vis tiek daro, nenori savo analizės ir kad kitaip negali būti, tu turi važiuoti, tu negali sėdėti. Jeigu tu sėdėsi, nieko nebus. Tu turi dirbti, judėti, judėti į priekį, pasižiūrėti, kas dedasi kitur. Dabar sugrįžkim šiek tiek prie stovyklų. Su kokiais sunkumais teko susidurti organizuojant jį? Sunkumų, ką žinau, kaip ir didelių sunkumų kaip ir nėra. Sportininkų, sakykime, kad nors 2 metai, tačiau dalyvauja apie 30 sportininkų ir, manau, tai yra jau tikrai nemažas skaičius. Surinkti mokamas tą stovyklą, vis tiek čia yra mokam pinigėliai, kaip pas mūsų daugumą ir papratę, kad už viską mokėti. Tačiau yra ir tokių, kuriems siūlai veltui ir vis tiek nevažiuoja. Yra ir tokių trenerių. Tegul būna jiems gėda, jie žino, apie ką aš kalbu. Tikėsimės, kad kitais metais sulauksim. Didelių sunkumų nėra. Esmė yra atsirinkti trenerį, kuris atvažiavęs kažką tai mums perduos, kad neapsirikti ant to, kad nepaimti, sakykime, žemų lygio trenerių, nepaimti. Aišku, mes nepaimsim ten aukščiausios klasės amerikiečių trenerių, sakykime, kur ten $10 000 kainuoja. Tačiau vidutinės klasės europiečių treneriams tikrai galim pasikviesti ir kartą metuose kažką tai bandyti mokintis iš jų. Kas padėjo tau organizuoti stovyklą, sakykime, techniškai, finansiškai? Tai, kadangi stovykla yra mokama, kiek pinigų surinkama yra, aišku, ne visa suma surinkama, kitą dalį savo pats, kaip sakykime, taip investuoju į tą. Ir pernais buvo blogiau, šiemet geriau, tikėkime, kitais metais bus dar geriau. Kokie pagrindiniai skirtumai tarp pernai vykusios stovyklos ir šiais metais? Ar, sakykime, kalbant apie susirinkusius dalyvius, apie trenerius? Pernai gal buvo šiek tiek, kadangi individualiai buvo kviesta, daugiau buvo tokių pažengusių, labai, sakykime, taip, stiprių kovotojų Lietuvos mastu. Šiemet ir pernais buvo mažiau lietuvių, tikrai žymiai mažiau. Šiemet reikia džiaugtis, kad jaunų ir lietuvių 2/3 sudaro stovyklas, sudaro lietuviai. Tai yra, skaitosi, pernais buvo nauda ir žmonės vis tiek tarpusavy sportininkai kalbasi, tarėsi ir jeigu atvažiavo 2 metus, skaitosi, pernai buvo nauda. O naudą mes matom, pliusus mes galime vertinti. Ar yra kažkokie minusai, kažkas tokio, kažkokia įla išlendantį iš maišo, kad tu norėtum pakeisti? Atsižvelgiant, tai pernai vykusios stovyklos rezultatus, šiais metais jau įpusėjo stovyklą. Pakeisti, ką norisi, gal kitais metais, gal dar kitais norisi, kad atvežti, sakykime, kad ir ne aukščiausios probos tą amerikietiškos mokyklos MMA atstovas, sakykime, kuris daugiau, mažiau mokytų smūginę techniką pritaikytą MMA. Nes, Muay Thai yra gerai, tačiau, kaip žinome, pasaulyje yra truputį kitaip, kad visa smūginė technika yra kitaip MMA kovose statoma. Ir norėtųsi atsivežti tokį specialistą, kuris šiek tiek mumis biškai supažindintų su tą tikrąją vadinamą MMA smūginę techniką. Tai Europoje kaip ir nelabai tokio gero specialistų, kad ir vidutinio atrasi. Artimiausias tai turbūt amerikietis. Reikėtų vežti iš už Atlantų. Kai bus, matysim. Tai jau minusas toks, kad ateityje norisi tą minusą turbūt pataisyti. Tavo vaidmuo šioje stovykloje yra koks? Ar kovotojas, dalyvis, treneris, vadybininkas, organizatorius?
O, sakykime, organizatorius, žiūrėti, kad sportininkam daugiau nieko netrūktų, kažką gali, kažko patari, kažką prieini, padedi, jeigu kažkas dar nesupranta, paaiškini šiek tiek, kad vis tiek visas treniruotės pats stebu, pats žiūriu, kadangi aš pats treneris, pats irgi mokos. O nežiūrėsi, tai iš kur neišmoksi, reikia žiūrėti. Sėdžiu visas 3 treniruotės, sąžiningai po 2 valandas žiūriu, mokaus kaip ir visi kiti. Dėl to trenerio karjeras norėčiau paklausti, kas pastumėjo prie to trenerio darbo? Tas pats Richardas Baika. Jeigu ne jis, aš šiandien nekalbėčiau su jumis. Kiek laiko egzistuoja tavo klubas, kada jis buvo įkurtas? Oficialiai jis buvo įkurtas 98 spalio mėnesį 30 dieną, bet realiai jis jau veikia nuo 97. Tai yra 16 metų. Kiek trenerių tavo klube dirba? Šiuo momentu 3 aš, bet man kaip dažnai tenka keliauti, tai realiai aš 4-3 dienas treniruoju per savaitę, o yra bokso treneris ir yra muay thai treneris. Ką pats treniruoji? Daugiau partija imtynės yra mama, taip sakykime. Turi kažkokias ypatingas metodikas sudarytas per tos metus? Pats mokinuos, pats tik darau, o tam sudarimui reikia spėti gintis tą, ką iš Europos parsivežam. Taip sakykime, specialių metodikų nėra, yra tik vis tiek žiūri, kaip žmonės ten ir bandai pritaikyti jų tą patirtį, jų tą mokslą, bandai pritaikyti pas savęs. Aišku, mes negaunam kažkokios ten pilnos, gerai, va šios stovyklos, mes pasimam tą informaciją, tačiau kai ten nuvažiuoji, tu gauni nuotrupas ir tas nuotrupas veži, lipdai, kažkas gaunas, kažkas nesigauna. Kaip dėl patirties apsikeitimo su Lietuvos treneriais? Čia pas tave mažai kas važiuoja, ar tu pats važiuoji, ar pats inicijuoji tokį dalyką? Mes, sakau, kaip darom čia darom ir Šiauliuos važiuojam, seniau į Panevėžį važinėdavom. Kaip būtent su treneriais, tai su kažkuo tai yra, sakykime, toks, bet tačiau jie tokie patys mokinukai kaip ir aš. Mes visi mokinamės ir aišku, mes pasikalbam, kas tas gerai, tas negerai, tą pakeisti, tą daryti kažkaip. Tariesi su kažkuo, tai sakykime, taip vieno antro, tačiau labai su pasikonsultuoti, kaip ir nelabai yra su kuo. Ar galėtum kažkokį iš dabartinių tau žinomų trenerių išskirti už profesionalumą? Aišku, greplingas tai Smauglys, muay thai tai Marius Misiūnas, bet MMA nėra šiai dienai Lietuvoje MMA trenerių, taip sakykime. O aišku, stovėsenas, kickboksą muay thai dar yra stipriai gyla, tai yra Sparta iš Vilniaus, kur tikrai ne vienas, ne du gerai kovotojai jau neauga. Ir manau, irgi po 5 metų su gan stipriai jie užaugs stipraus jaunimo. Yra tų jaunimo auga, tačiau reikia dirbti, reikia investuoti biškitą. Visi šaukia, nėra rėmėjų. Nerėmėjų reikia darbo pirmą, reikia dirbti, stengtis, kažką parodyti, o kai tu parodysi, tas pats rėmėjas ateis. O kai tu nieką negali tam rėmėjui pasiūlyti, tai už ką jis tau mokės, už ką jis tau duos tus pinigėlius. Reikia dirbti, stengtis, įrodyti kažką gali. Norėčiau perėti prie tokios tavo artimesnės, ko gero, ir labiau žinomas tavo veiklos, tai yra prie vadybos. Kad tu atskleistum kažkokias savo kaip vadybininko paslaptis. Kaip nuo kovotojų ir organizatoriaus perėjai prie vadybos ir kada tas įvyko? Pas mūsų, ko gero, vienas Donatas Simonaitis organizuoja, kuriam sekasi, sakykime, iš to išdirbti. Visiems kitiems, kiek yra daroma turnyrų, jie pelno neneša. O nenešant pelną, kažkaip reikia galvoti, kad tu, jeigu nori prie to sportų būti atsidavęs, tu turi vis tiek kažkur tai gauti pajamų šaltinį. Ir taip kažkaip, seniau nebuvo tokio termino, ten vadyba dar kažkas skambindavo, siūlydavo Rusijoje, važiuodavom po 3-4 paras į vieną galą, atgal važiuodavom taip pat iš antros Rusijos pusės. Taip ir prasidėjo po truputį. Dabar čia vadyba, visokie managementai, dar kažkas, seniau taigi to nebuvo. Skambina ir važiuoji. O kokia buvo pirmoji išvyka tavo? Mūsų pirmoji tai buvo į M1, 98 metais į M1, kai Danielius Erasmus dalyvavo Grand Prix turnyre. Ir tą turnyrą sunkiasvoris laimėjo tada. Tai buvo pirmas toks mūsų kaip klubų išvažiavimas į tarptautinius vandenis. Tavo vadybininkų karjera jau 15 metų tęsiasi. Panašiai, taip sakykime. Su šiokiom tokiom pertraukėlėm. Kiek kartų jau pasaulį būtum apkeliavęs per visą tą laiką? Nežinau, sunku suskaičiuoti, bet
Kaip pavyzdį galiu pasakyti, pernais metais pas mūsų klube, jeigu aš neklystu, pagal statistiką buvo 102 skrydžiai lėktuvais. Tai kiek ten išėtų kilometražas, nežinau. Yra kažkokių šalių Europoje, kurių dar nesi aplankęs kaip vadybininkas? Yra nedidelių šalių, bet yra dar kažkur tai tarpelį žemėlapį rastum, kur pataikyti. Kokia yra šalis arba turnyras, kur tu labiausiai norėtum išvykti? Labiausiai, tai aišku, visi žiūri, blogas tas kareivis, kas nenori būti generolu. Tai aišku, tai žiūri į Bellatorą, į UFC, taip sakykime, visi į tą žiūri. Tačiau norint ten papulti, reikia turėti tikrai ne aukšto, o aukščiausio lygio kovoti, su kuriuo tu galėtum ten išvažiuoti. Gali išskirti kokią nors vieną arba kelias kovas užsienyje, kurios padarė didžiausią įtaką, didžiausią įspūdį tavo, būtent tavo kovotojų, kurie kovoja kažkur už Lietuvos ribų? Kiekviena kova, sakykime, kuri tęsiasi 3 raundus, 5 raundus, jie automatiškai yra verta jo tokio dėmesio. O kad pakeistų, sakykime, kažką tai profesijas, tu, sakykime, krypti dar kažką, kol kas šiai dienai dar nebuvo, kad kažkoks tai būtų perversmas. Tikėkimės greičiau, su kovos Bellatore pakeis mūsų šiek tiek tokį tą tekančią vagą į aukštesnį lygį. Kokiais keliais buvo prieita jau prie tarptautinės Plungės Riturio komandos? Nes dabar vis dažniau tavo komandai atstovauja ne tik kad mūsų kaimynai Latvija arba Rusai iš Kaliningrado, bet ir Lenkai, ir Baltarusiai, ir Brazilai net pasitaiko. Paprastai yra paklausa, turi būti pasiūla, o jeigu jos tu čia negali paimti, Lietuvoje nėra tų kovotojų, sakykime, tiek, kad tu galėtum išvežti, tai tenka dairytis aplinkui ir žiūrėti, nes kadangi pats mano tai yra pragyvenimo šaltinis, tai ir žiūri, ką iš kur gauti, ką parduoti, taip sakykime. Jeigu kažkas perka, tu gali parduoti, yra ką parduoti, tai tą darbą ir darai. Kokiais pagrindais yra sudaryta komanda? Pagrindais tai yra individualiais sustarimais, yra kova ir važiuoja, sakykime, taip. Kad ten didelių standartintų kontraktų nėra, yra sustarimai. Su kai kuriais žmonėmis gauni kovos pasiūlymą, skambini trenerių ir tariesi. Dirbam, nedirbam, važiuojam, nevažiuojam. Tokia ir yra ta sistema, nes tu negali numatyti turnyrų ten, ar tai čempionatų, nes daugas, su kuriais pradedi dirbti, kurie dar mažiau bišgaus. Ar gali duoti kovų grafiką, kiek bus tų turnyrų? Nėra tokio dalyko, nes tau gali šiandien paskambinti ir tu išvažiuosi. Aišku, visi sako, aukšto lygio sportininkai nevažiuoja, tačiau jeigu tai sumoka atitinkamą honorarą, tikrai ne vienas sutinka ir ne vienas važiuoja. Priklauso nuo tiek, kiek tau moka. Kažkokie ilgalaikiai kontraktai tarp Plungės Riturio komandos ir kovotojų yra, ar praktiškai su visais yra, kaip tu ką tik paminėjai, tokiais trumpalaikiais susitarimais pagrįsta? Trumpalaikiais susitarimais yra su kai kuriais kovotojais ilgesniam laikui, su kai kuriais trumpesniam, bet tik tiek. Nes norint kovoti išlaikyti, tu turi jam kažką duoti. O jeigu aš negaliu jam garantuoti stabilaus, tam, sakykime, to atlyginimo, ten kovų skaičius, tai kam man meluoti, kam man kažką ten sakyti. Yra taip, kaip yra. Šiai dienai gerai, mes, sakykime, kažkas kažkur tai pasirašė kontraktą ten 3-4 kovom, gerai, tu gali kažką sudarinėti, tačiau kol tokių dalykų nėra, tai labai sunku. Tu nelabai esi mėgėjęs girtis ateities planais. Labai dažnai būna, kad jau kelionės metu tu tiesiog paskelbi apie turnyrą, kur tu vyksti, su kuo tas yra susijęta. Labai dažnai būna, kad šiandien skambina, rytoj išvažiuoja. O būna todėl, kad atrodo yra eilę metų dirbi, jau yra, sakykime, su kažkuo tai įsivažiavę tie santykiai, mes žinome apie turnyrus ir pusę metų, ir 3 mėnesius. Dabar paskutinius yra jau susitarimas su Olandais kitam metu, gegužės mėnesių metam, bet tai dar nėra 100% visų kovų, nes, sakykime, kokie 60-70% kovų sudaro paskutinės minutės, to, sakykime, kažkas kažkur traumuojasi, reikia pakeisti. Siūlau, sakykime, didesnius negu standartiškai honorarus sėdi ir važiuoja ir viskas. Labai toks paprastas dalykas. Kaip tu anksčiau šiek tiek paminėjai, labai dažnai tavo kovotojai
tiesiog pralaimi, jau neslėpkim to fakto. Ir už tą dalyką tu esi labai smarkiai kritikuojamas Lietuvos puslapį. Kaip tu žiūri tą dalyką, visą tą kritiką? Aš skaitau komentarus, visus skaitau komentarus, kas rašo, nerašo, blogai. Tarp tų komentatorių yra ir kur protingų žmonių parašo, tačiau dauguma jų bėlė parašyti, taip sakykime. Aišku, kritika visada yra gerai, jeigu yra ta kritika, tvarkinga kritika. Mes nesame idealai, nėra idealių žmonių, visi klystam, visi darom, tačiau yra sąlygos tokios, kokios yra. Sportininkai visada nori gauti daugiau pinigų už kovą, gerai, norim gauti, bet darbą įdėti į treniruotės, tai nelabai kas nori tą darbą įdėti. Tai kaip tu dirbai, taip tu ir uždirbai. Jeigu tu dirbi ruošies, tai ir uždirbi normaliai, ir nepralaimi. O jeigu savaitės iki pasportuoja ir prieš varžybas 2 kartus į dieną, tai toks rezultatas bus. Nes dažnai, čia nėra kas taip, dažnai organizatoriams paskutiniu momentu nesvarbu, kas tau kovos, svarbu, kad jiems būtų ta vieta užpildyti, kad kažkas kovotų, nes yra kaip dauguma jau dabar darosi, bet televizijos kaip ir neturnyras, kadangi yra, sakykime, tam tikras laikas, jūs nenori, turi būti kova ir jie yra priversti kažką tai imti, kažką tai statyti, kad ir nesvarbu kokį rekordą, minusinių rekordų, didelį rekordą, čia esmė, kad jiems būtų kovotis. Tokia yra tiesa, kad aišku, tu gali nevažiuoti, tu gali sėdėti namus, bet norint uždirbti, tu turi važiuoti, esi priverstas. Kaip pakomentuotum sekančią situaciją, kad kartais kitų vadybininkų Lietuvos išvažiuoja kovotojai, tai būna, kad triuškinančiai pralaimi ir nesulaukia jokio komentaro. Praktiškai tas pats žmogus važiuoja per tave, taipogi pralaimi, lavina kritikos. Ar tai pagrįstai? Gal per daug dirbu, per daug važiuoju, ko gero, kad daugiausiai kritikos atitinkamai pagal kovų važiavimą ir jeigu jie važiuotų 10 kartų, tai ir jie daugiau gautų, kadangi jie važiuoja metuose 2-3 kartus, tai jie mažiau kritikas te gauna. Kaip, pavyzdžiui, apie tos milžiniškus honorarus, apie kurios tavo kritikai tiksliai žino 100% ir kurios tu visiškai pasisavi. Visi skaito, kiek moka UFC kovotojams pinigų už kovą. Tačiau be UFC tai yra tik čia Lietkalnio viršūnė. O ką gauna elementariai vidutinė, ten pradedantieji sportininkai, jie į tai nežiūri. Jie žiūri tai, kas parašyta. O realybėje tokių pinigų didelių nėra, kaip ten. O ten kai kas rašė prakaitų krauju, uždirbti pinigai kažkam atitenku. Tai jau kiekvienam darbė visi žmonės prakaituoja dirbdami. Ir visur už tą gauna pinigus. Tas pats ir čia. Nepatinka kovoti, tik bulvių kasti. Sugrįžti norėčiau šiek tiek prie stovyklos ir vėl klausimas susietas su pinigais. Neseniai buvo iškritikuotas už tai, kad reikalauja milžiniškų pinigų už stovyklą. Jeigu padaro už pigiau, važiuosim ten. Tada tegu atveža irgi trenerius, tegu visą suorganizuoja, padaro maitinimai, viešbučiai. Ir pažiūrėsim, kas jiems tada gausis. O kol kas, kol yra tokie, kam reikia, tas važiuoja. O kas nevažiavo, tas ir nevažiuos. Ar jam bus 200 litų, ar jam bus 1000 litų, jam jokių skirtumų. Aš sakau, yra trenerių, kuriems veltui sakai, atvažiuok, pasižiūrėk, nes kad rudenį sezoną vis tiek pasimokinsi kažką. Jiem nereikia, įsėdėm namus. Tai čia siūlyk nesiūlys. Ar tu pigiai padarysi, ar tu brangiai padarysi. Aišku, yra atitinkamos ribos ten tos kainos, tačiau aš irgi turiu ir trenerią mokėti, ir lėktuvo bilietai kainuoja, viskas kainuoja. Ir nori, nenori, tu esi įspaustas į rimus kažkiek tai imtų tų pinigėlių, kad bent minimaliai kažką tu surinktum, taip sakykime. Norėčiau apie tavo puslapį paklausti, kas jis yra tau? Kokią svarbą turi tavo komandų internetinis puslapis? Darbo įrankis. Aš taip manau, nes kadangi apie tai rašoma, apie tai kalbama, vis tiek eina kažkoks tai, sakykime taip, judėjimas vyksta, tegul tie žmonės vis tiek, kad ir daug pralaimėjimus parašom, nes rašom, kažkaip pasirinkę esam tokią kelią, kad blogai ir gerai mes vis tiek rašom. Ir tie sportininkai, sakykime, tas blogumas, kad parašom, kad pralaimim, gerai pralaimim, tačiau su laiku tu pamatai, kad tie patys sportininkai, apie kuriuos tu rašai, kad jie pralaimi, jie po tų pralaimėjimų jie stengiasi, dirba, kažką keičia. O jeigu tu nerašysi, tai kas? Niekas nerašo, niekas nežino. Šį kartą pralošiau, dar 10 pralošiu. Čia yra darbo įrankis, su kuriuo
kuris tau padeda, sakykime, taip, dirbti, man asmeniškai. Kitaip tariant, rašyti apie, kad ir pralaimėjimus, ne vien apie laimėjimus, tavo manimu yra teisinga taktika ir tai yra gerai. Nes daug ir trenerių, ir vadybininkų, ir neseniai vieną faktą tokį sužinojom, kad linkę nuslėpti pralaimėjimus savo kovotojų. Kur šiais laikais tu labai nuslėpsi, nuslėpsi čia, tačiau yra begalė užsienio internetinių puslapių, kuriuose ta informacija anksčiau ar vėliau atsiranda ir kam reikia, tas susižino. Tik tiek, kad čia Lietuvos rinkai nėra žinom, taip sakykime. O realiai tai tu šiais laikais nebelabai, kad tu nuslėpsi jau. Prieš kai kurį laiką buvai šiek tiek pakritikuotas už tai, kad ėmėsi tokios drastiškos taktikos ir drąsiai rašai apie viską, kas įvyko. Kelionės metu, turnyro metu, kovos metu, po kovos, grįžtant atgal. Kritika yra kritika. Ką reikia pasilieki, ką reikia taisai, ko nereikia, prašiuosi išmeti ir daugiau apie tai negalvoji ir viskas. O kritikos, tu kad ir gulėsi lovai, vis tiek tave kritikos, nes tu guli lovai. Jeigu tu dirbi, tai tave dar daugiau kritikos, nes tu dirbi ir daug ko blogai padirbi. Kritika toks dalykas, kad be jos niekur. Planuoji kokias nors dar naujoves savo puslapį? Idėjų yra tokių padaryti, bet jau kai kurias idėjas jau metai laiko galvoju, niekaip nepadarau. Tikėkimės atsiras laiko padarysim, truputį viškai. Norim šiek tiek tokių naujovį nešti. Ką, Mariau, tada dėkingas tavo esu labai už šį skirtą interviu laiką. Galbūt galėtum arba norėtum pasakyti, ką nors kovotojam, treneriam, rėmėjam. Sportininkam, treneriam, sportininkam, kad mažiau reikia verkti, daugiau dirbti, mažiau prašyti rėmėjų pinigų, daugiau eiti į salę ir sportuoti. Ne vien pinigai lemia tą, ką tu padarai, o yra gerų pavyzdžių, kur sportininkai pasiėmė kilimą, važiuodavo į mišką treniruotis. Yra tokių sportininkų Lietuvoje ir šiuo metu gerų sportininkų. Tai priklauso nuo noro. O jeigu tu sėdėsi namus, tai tu ir sėdėsi visada namus. Tu niekur neišeisi, niekur nepalipsi, niekur tu kažką tai neiškovosi. Daugiau darbo dėti ir stengtis tobulėti ne savo sultyse, o dairytis toliau mūsų sienų ir vežti ten, parvežti čia ir perduoti tai, ką iš ten galim paimti, perduoti savo mokiniam. Palinkėjimas toks, kad daugiau dirbti ir mokintis naujos metodikos. Ačiū tau, Mariau, tada ir sėkmės